Mes už Sostinę! Štai taip, šiandien Karklėje prasidėjo Sostinės krepšinio mokyklos stovykla. Ir kalbiname jos trenerį Paulių Šermukšnį, kuris treniruoja 1998 ir 1999 metais gimusius vaikinus. Treneri, papasakokite, kaip prasidėjo stovykla? Gerai, susirinkam, visi darbingos nuotaikas. Tažiavo, išsigydė traumas iš poklubinio sezono, atstovauti Sostiniai. Sunkiausia bus atrinkti pagrindinį 12-uką. Aha. Ir kiek vaikų konkuruoja dėl vietos pagrindinėme 12-uke? Perteklių turime į žaidėjų grandyje. Kiek iš viso žaidėjų pakvietėte į stovyklą? Dabar yra 20. 20 žaidėjų. Ir kada išmėsite pirmosius? Manau, po 5 dienų jau. Po 5 dienų pirmieji jau važiuos namo, ar ne? Taip. Supratau. Nes ir lovų nėra užtektinai, viską tai reikės. O kaip atmosfera, ar jaučiasi ta konkurencija tarp krepšininkų? Užmirškite savo atmosferas, jos visą laiką buvo geras atmosferas. Ir kai praloždam, ir kai laimėdam, visą laiką jos būdavo geras. Supratau, ačiū, tai buvo komandos vyriausiasis treneris Paulius Šermukšnis ir 98-99 metų komanda.